Sveiki, šįsyk aš, finansų baba, babiškai apie galimybę pasinaudoti beprocentinę paskolą deklaruojant pajamas. Šiais metais, ko gero, nieko jau nebepakeisi, bet turi marias laiko pasiruošti kitų metų deklaravimo laikotarpį. O jei pradėsi ruoštis dabar, viskas bus gerai. Galima pradėti ruoštis nuo šiandienos. Labai tikiuosi širdelės po video ir žinoma, jei prenumeruosi kanalą, nauda bus didesnė tau nei man, nes gausi begalę naudingo turinio, kuris keliamas ko ne kasdien. O turinio kūrėjams malonu žinoti, kad tai naudinga. Prasidėjus deklaravimo laikotarpiu, gyventojai jau suka galvą. O kas jei man teks sumokėti priskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį? Teks, mokėsim. Mokesčius mokėti reikia su džiaugsmu, nes tai gerina mūsų gyvenimo kokybę, visų mūsų gyvenimo kokybę. Pasakiau kaip mokytoja mokiniams. Socialinėje erdvėje jau matau žinutės: gelbėkit, mokesčiai puola. Žmonės jau žiūrinėja savo gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, net nesulaukia trečiųjų asmenų duomenų pateikimo apie jiems išmokėtas išmokas. Kada tenka sumokėti GPM ir ką daryti, kad neskaudėtų? Keli pavyzdžiai. Gali būti, kad dirbdamas pagal darbo sutartį pateikai prašymą taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Viskas būtų gerai, jei darbo užmokestis pastovaus dydžio arba nėra didelis. Bet jei darbo užmokestis kintantis ir neminimalus, turi susitaikyti su mintimi, kad deklaravus pajamas metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje GPM 311, kuri teikiama VMI iki gegužės 2 dienos, gali tekti susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Ir nereikia eiti pas įmonės buhalterį ir aiškinti jai, kad nemoka skaičiuoti. Viskas su ta buhalterė yra gerai, tai ne jos kaltė. Tai metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio pritaikymas padarė korekcijas. Galim pakalbėti skaičiai. Pavyzdžiui, alga kintanti ir vieną mėnesį buvo 1000, kitą 3000, dar premija, dar gal kokia ligos išmoka, biuletenis įprastai. Metinės pajamos viską sudėjus, tebūnie kokia 24 000 eurų, neatskaičius mokesčių. Buvo pateiktas prašymas taikyti NPD. Kiekvieną mėnesį buvo pritaikytas skirtingas neapmokestinamasis pajamų dydis dėl skirtingų pajamų dydžių. Ir deklaruojant pajamas gali tekti primokėti gyventojų pajamų mokestį, būtent dėl NPD taikymo. Nes metinis NPD tokiai pajamų sumai yra apie 1800 eurų. Viso mokėtinas gyventojų pajamų mokestis plus minus 4400 eurų. Ir jei per mokestinius metus buvo sumokėta, kokie 3000 eurų gyventojų pajamų mokesčio, deklaravus pajamas, perskaičiavus NPD, gali skaudžiai nuskambėti vos ne 1500 eurų mokėtinas gyventojų pajamų mokestis. Ir visa tai dirbant tik pagal darbo sutartį. Dar viena situacija. Gali būti, kad NPD jokios įtakos neturi mokėtinam gyventojų pajamų mokesčiui, nes metinės pajamos viršijo 60 vidutinių darbo užmokesčių dydžių VDU ir pasiekė tokią galingą sumą 101 094 eurų. Čia buvo 2023 metais tokia suma, ar ne? Vidutinis darbo užmokestis siekia 1684 eurus 90 centų. Mano praktikoje buvo toks atvejis, kai žmogus nesuprato, kodėl jam, netaikančiam NPD, nors pagal darbo užmokesčio dydį jo ir neįmanoma pritaikyti. Deklaruojant pajamas reikia primokėti nemenką gyventojų pajamų mokesčio sumą. Pasirodo paprasta. Perkopus 60 VDU ribą, jo pajamos apmokestinamos didesniu GPM tarifu 32%. Vat ir visa matematika. Dar viena galima situacija. Dirbi pagal darbo sutartį ir dar gauni kitokių pajamų. Pavyzdžiui, pradėjai vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, įsteigai mažąją bendriją ir gavai išmokų iš jų, gavai dividendų ir taip toliau. Gavai papildomų pajamų. Jei darbovietėje taikiai neapmokestinamąjį pajamų dydį, po deklaracijos pateikimo tikriausiai teks primokėti GPM. Vėlgi, tai priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio ir kitų pajamų dydžio. Tiesiog turėk tai omenyje. Dar viena situacija. Jei dirbi savarankiškai ir visus metus nemokėjai GPM, žinoma, po deklaracijos pateikimo teks susimokėti šį mokestį. Tokiais atvejais patariu į mokėtiną gyventojų pajamų mokestį po deklaracijos pateikimo žiūrėti kaip į beprocentinę paskolą, kurią gavai neprašęs. Visus metus naudojaisi pinigais, gaudamas didesnės pajamas, o dabar atėjo metas juos grąžinti. Vieni pliusai. Pinigai nuvertėja dėl infliacijos, vadinasi, grąžini mažiau nei skolinaisi, o jei jos dar buvai darbinės. Sveikinu tuos, kurie padarė namų darbus pernai metais.
tikėdamiesi, kad teks susimokėti mokesčius ir jiems skirtus pinigus tiesiog įdarbino, kad ir paprasčiausiame finansinėme įrankyje. Depozitinėje sąskaitoje Freedom 24 išsiims dalį lėšų, sumokės mokesčius ir dar liks ne tik duonai, bet ir sviestui, nes metinės palūkanos nuo 3,88 iki 5,31% ir jos išmokamos kiekvieną dieną tiesiog už pinigų laikymą. Jei nedarei to anksčiau, pradėk šiandien, čia ir dabar. Ir tai bus vienas žingsnis nuimantis galvos skausmą, kilsiantį deklaruojant pajamas kitais metais. Išbandyta. Nuorodą rasi video apačioje, komentaruose. Jeigu kils klausimų, tada esam pasiruošę į juos atsakyti. Na, o tiems, kurie nenori pasinaudoti beprocentinę paskolą iš valstybės, tiksliau nenori paskolinti valstybei be procentų, rekomenduoju pasidaryti tokius namų darbus kitų metų deklaravimo laikotarpiui. Jei dirbi pagal darbo sutartį, darbo užmokestis nepastovus ir gerokai didesnis už minimalų, siekia porą tūkstančių ir daugiau, netaikyk NPD. Permokėtas GPM bus grąžintas. GPM tai yra gyventojų pajamų mokestis. Bet gausi mažesnės pajamas kas mėnesį ištisus metus. Jei dirbi pagal kelias darbo sutartis, nei vienoje darbovietėje netaikyk NPD. Vėlgi, priklauso kokios pajamas iš tų darboviečių. Bet jei bijai, kad gali tekti primokėti, jei bijai, pateikus metinę pajamų deklaraciją, netaikyk NPD visose darbovietėse. Jei dirbi pagal darbo sutartį ar kelias ir dar gauni kitokių pajamų, vėlgi individuali veikla pagal pažymą, dividendai, išmokos iš mažosios bendrijos, gal pardavėjai turtą ar kitos, irgi netaikyk NPD. Tai yra darbovietėje pateik prašymą netaikyti neapmokestinamojo pajamų dydžio ir kitais metais deklaravus pajamas valstybė grąžins tau permokėtą GPM, jei toks susidarė. Aš tai vadinu, pasinaudos mano pinigais ir nepasakys net ačiū. Dirbantiems savarankiškai patarimas - mokėti mokesčius kas mėnesį. Taip nesusidarys didesnė suma deklaruojant. Jau mano paminėta proga įdarbinti pinigus efektyvioje taupyklėje. Iki sekančios deklaracijos. Primenu, nuoroda komentaruose, naudotis paprasta. Rinktis tau. Dar siūlau įvertinti, ar turi finansinių įrankių, kurie mažina mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, tokie kaip įmokos į 3 pensijų pakopą ar investicinį gyvybės draudimą. Šių įmokų dėka galime susigrąžinti iki 300 eurų per metus. Tai reikia įsivertinti, galvojant apie mokėtiną arba grąžintiną gyventojų pajamų mokestį, teikiant metinę pajamų deklaraciją GPM 311. Tai tiek trumpai. Mano pagrindinė šios dienos žinutė buvo, jei jau teks susimokėti GPM pateikus metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, galvo, kad tai buvo beprocentinė paskola, bus lengviau. Jei reikia pagalbos, konsultuoju šiais klausimais. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų kartų.